Sveiki visi, penktadienis ir labai trumpa pamokėlė, kaip aš ir sakiau praeitą pamoką, kuri truko gan ilgai. Šiandien tiesiog parodysiu, kaip C++ kalboje naudoti lietuviškus simbolius. Tarp kitko, manęs kažkas to klausė. Taigi, einam prie reikalo. Įsivaizduokime tiesiog, kad dabar yra kažkoks bosas, mes dirbam dideliai kompanijai Lietuvos ir mums reikia sukodinti kažkokią tai programą ir sakykime, kad ten būtų koks nors lietuviškas sakinys ar tiesiog lietuviški simboliai, ne? Ir paprastai, jeigu mes dabar bandytumėm tai pasirašyti, sakykime, gerai jungtos lietuviškas raidės, sakykime, sveiki, aš esu Kęstutis ir aš gyvenu, sakykime, kokiam ąžuole, ar ne? Tebūnė tai medis, ar kas taip būtų, nesvarbu. Žinoma, išsijungti reikia lietuvių raidės ir pasirašyti endline. Jeigu dabar, sakykime, mes čia suprojektavom viską, atidavėm bosui, bosas atsidaro, tai pasižiūri ir skaita sveiki, A- esu Kęstutis ir A- gyvenu O kvadratos uole. Jeigu aš būčiau tas bosas, aš pagalvočiau, kokia čia kalba, graikiškai ar kas čia parašyta, iš vis nesuprantu. Ir eičiau bartis. Kad mums nereiktų bartis su savo bosais, mums tiesiog reikia pasirašyti vienintelę eilutę, kuri mums leis naudoti lietuviškus simbolius. Ir ją paturiu naudoti visada main funkcijos viršuje. Dabar kaip in atrodytų? Mums reikia žodelio setLocale, turi būti mažosiom raidelėm, atsiminkit, nedidžiosiom, o tada jau didžiosiom rašyti LC, apatinis brūkšnys, all. Štai taip, LC, apatinis brūkšnys, all. Ir tada tarp kabučių Lithuanian. Ne Lithuania, bet Lithuanian, turėkit omeny. Ir jeigu mes tiesiog integruosim šitą paprastą eilutę į mūsų visą kodą, bosas atsidarys ir žiūrės. Na, ką čia mano darbdavys padarė, sveiki, aš esu Kęstutis ir aš gyvenu ąžuole. Šaunuolis, maladės, kelsim atlyginimą, reiškia. Tai va. Tokia paprasta eilutė naudinga bus, manau, kiekvienam ir su ja ir pabaigiu šią savaitę, taigi susitiksim kitą. Viso.